Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Taip smagu pas jūs. Važiavau. Daug sekmadienių ir atvažiavau. Ir aš nežinau, ar šiandien, bet gal kažkada ateityje paliudysiu, kodėl praėjusį sekmadienį nebuvau. Labai aiškiai supratau. Tai buvo labai aiškus liudijimas. Bet aš žiūrėsiu, jeigu liks laiko, tai papasakosi. Jeigu neliks laiko, tai kitą kartą papasakosi, ar ne? Bet tik noriu pasakyti iš karto. Kiekvieną kartą, kai jūs čia ateinat, laukit dvasios šventos išsiliejimo. Kad ir kas stovėtų už šitos sakyklos, ar kitos sakyklos, ar be sakyklos, laukit šventosios dvasios įsiliejimo, nes jums nereikia jokio žmogaus, net pateptojo, net kuris atrodo kažkoks pateptas ar kažkas. Laukit Dievo ir jis visada ateis. Ir kai jis ateina, žmogus nelieka toks pat. Mes žmonės linkę greitai statyti tuos veršius, ar ne, nes Dievas nėra matomas plika akim, o žmogus toj savo sieloje, tam savo kūniškume linkęs greitai pasistatyti kažkokį matomą Dievą ir kaip gaila bebūtų, dažnai tai tampa žmonės ir tai yra be galo pavojingas dalykas, gyvenime to nedarykit, meldžiu, maldauju. Tas, kas jūs pašaukė, tai nebuvo joks žmogus. Tas, kas jūs išlaikė iki šiandien, tai nebuvo joks žmogus. Tas, kas išlaikys jūs iki galo, tai nebus joks žmogus. Dievas taip naudos žmonės, Dievas naudos bažnyčią, čia yra jo tokia valia, toks noras, bet tai ne žmogus tave pašaukė ir ne žmogus tave išlaikys. Todėl šaukitės kiekvieną kartą jo, pasitikėkit jo malonė ir buvimu ir kiekvieną kartą būsit sustiprinti, atgaivinti, Dievas kalbės. Jeigu nėra žmogaus, tai kokio asilą sako atsiūs, ką norit, jam koks skirtumas, jam tik tai liežuvę reikia, jam reikia tik širdies, kuris sakytų, aš čia daryk, ką nori, aš laidas tiek, taip kaip noriu, viskas. Ir tiesiog, bet mūsų širdis, sako, jos linkia statyti, jos linkia rištis, jos linkia, tai yra pavojinga, žiauriai pavojinga. Todėl žinau, kad esat pakankamai brandus ir išmintingi ir šitą pamoką esat įsirašę savo širdį. Aš iš tikrųjų šitas pamokslas, dabar kurį ir kalbėsiu, ten tiek daug minčių ir aš matau, taip dėliojasi, gal krūva pamokslų, kur ateis ir aš nežinau, šiandien pamatysiu kažkiek, aš čia išsakysiu, bet man labai dega širdis. Aš nesu evangelistė, iš karto noriu pasakyti. Taip, tikrai dėl žūstančių sielų Dievo širdis dega ir man jinai dega, bet nestipriausia. Aš esu pastorius, aš esu pašaukta, ant manęs kita dovana, visai kitas postas iš to. Ir man visada, aš nuo pat, atsimenu, ir bažnyčios pradžios susikūrimo, ir nuo pradžios kelionės, man visą laiką būdavo svarbiausias dalykas, o kaip išlaikyti per šituos atgimusius, kaip jiems padėti iki galo nueit. Aš pamenu, kai bažnyčia mūsų kūrėsi tenais Londone, ką nežinom, kad tenai kūrėsi, niekas jos nekūrė. Ir niekas neplanavo ir niekam neįdomu, ten kažkokios bažnyčios, mes tiesiog Dievą mylėjom, buvom keli žmogeliai. Bet mano sesė, Darius, mano vyras, mama ir paskui pora lietuvaičių ten prisijungė, po to greitai pradėjo namuose viską savo, bet aš atsimenu su sesė, savo kraujo sesė. Iš to jinai pagal pašaukimą yra evangelistė. Aš kaip dabar jau įsiaiškinau po ilgo laiko, aš esu pastorius, daugiau, visiems Dievas duoda postus, pašaukimus, dovanas, skirtingas ir taip toliau. Ir aš kaip dabar atsimenu, kaip mes su jie kaldavomės, ilgus plaukus turi, aš, aišku, neįsikirtam nei kartą, bet maždaug taip gali pamatyti, žinai, viena kitai įrodinė, tai kas yra svarbiau. Jinai pastoviai išneteidavo, ko čia sėdė, čia ant tų kėdžių, pasaulis žūsta, čia auginate šiknas didelės, varykitės. Jinai taip, žinai, kaip tikras evangelistas, važiuojam čia, žinai. Ir supranti, jinai ten išvarė tas gatves, supranti, o aš atsimenu, žinai, gerai, sakau, o tai palauk, o tai kas po to su jais? Ir aš atsimenu, jinai varo į gatves, man visus tos benamius, jinai mano namuose gyvena, jeigu ką tada dar buvo neištekėjus, iš to čia Londone, jinai iš gatvių man partempė tos benamius, visus purvinus mirdančius, supranti, ir išeina vėl. Ir čia svarbiausia dalyką padarė, supranti, o aš taip stovu galvoju, tai tada, supranti, tai kas toliau? Bet aš turėjau, tai dabar suprantu, Dievas buvo įdėjęs, aš iš karto man jie rūpi. Tai kai jau man parveda tą benamį, tu jį prausi, tada valgy duodi ir prasideda ta
Ilga kelionė per kopas. Dabar aš nežinai, kaip būna kitais iki žmonės, atgimė, aleliuja, amen. Taip evangelistė elgėsi. Atgimė, aleliuja, amen. Jas, einam toliau, žinai. Pastorius susimuš galvos, palauk, kas aš tu darysiu, palauk, čia, ne. Šitam žmogui reiks neiti iki galo. Atgimimas yra tik tai kelionės pradžia. Ir visi, kurie esate atgimę ir jau pakeliavot bent metus ar 2, galit pasakyti, o bratka, kokia kelionė. Galit, nesitikėjau, kad bus tokia kelionė. Sunki kelionė dažna kart neįmanoma praeiti. Neįmanoma, dėl to Dievas davė šventą dvasią kiekvienam iš mūsų į širdį, kad mes galėtum išbaigti savo tikėjimo kelionę iki galo ir kai skaitom raštus, kai skaitom apaštalų darbus, kai skaitom, gal daugiau ne apaštalų darbus, bet pastorius tokius, kaip Joną, ta prasme iš to, tu girdi, ta prasme, palauk, saugokitės ten ir palaidžiamokslių ir žiūrėkit, kas širdį darosi, žiūrėkit, pabaikit kelionę iki galo, žiūrėkit tikėjimą išlaikykit iki galo ir taip toliau. Iš to, tai aš esu tas, man visada buvo, kas vyksta bažnyčiai ir man iš tikrųjų širdis plyšta. Dažną kartą tikrai širdis plyšta pamatyti, kaip nesunkiai kitais iki velnias ateina ir pavagia, kaip sužeidžia, kaip patraukia, kaip užkietina širdį žmonės nesunkiai, kaip atsitraukia. Ir kitais iki, žinai, užsimerkia visai nieko tokiais kažkada atgailos malda meldėsi. So what? Kur jūs skaitydami raštą, tą skaitot ir girdit, jis vieną kartą, jeigu pasimeldėt atgailos malda ir no. Tai yra kelionės pradžia ir visa velneva atsipalaiduoja, kai tu atgimsti, todėl nenustep. Žinai, gyvenimas yra sunkus ir taip ar taip iš to. Ar vienaip ar kitaip gyvensi sunku gyvenimą? Toks jis yra. Bet tik tai su Kristum yra pabaiga kita. Suprantat? Be Kristaus yra kita pabaiga. Pabaiga visiems ateis anksčiau ar vėliau. Visiems ateis. Visi mirsim fizinė mirtim. Kaip gimėm, taip mirsim, čia prieškimo didelio nereikia. Ir visų mūsų keliai išsiskirs, jeigu jie išsiskiria čia gyvenant žemė. Tie, kurie sako, patikėjo Kristaus auka, tie, kurie laikėsi Kristaus, sekė juo, išlaikydami, kovodami tą tikėjimo kovą, kaip Jonas Paulius kalbėjo, dabar mes sako, aš kovoju tą tikėjimo kovą, grumiuosi pastoviai, sako, smūgiuoju, laikausi ir pabaigojus prieš išėjimą savo jau šitą fizinį, sako, aš išlaikiau tikėjimą iki galo, aš nežinau kaip jūs, aš mes, mūsų visų turi būti tas pats tikslas. Supranti, kad kai mes išlydėsim ir mūsų jau amžius eina po 50, jau eina į gražiausias dienas iš tikrųjų. Žinai, kaip anksčiau būdavo, aš galvodavau, o Dieve, kai ateis 50, galvoju, tai kokia boba, tokia sėdėsiu, žinai, jau gyvenimą nugyvent, kaip neįdomu, žinai, tai gyvenimas prasideda, guys. Tie, kurie vyresni, moterys, vyrai, tu per visą šitą laiką kaupai, o dabar mano laikas dalintis. That's it, aš mokėjau kainą, guys. Aš ėjau per tos kelius jauna būdama, ta prasme, bet dabar vyresnė, aš turiu ką atiduoti. Aš esu naudinga. Dabar gražiausi metai, man sudarim yra dabar aukso metai. O jau su vaikai didelis, sumokėjom didžiausias kainas, tikriausiai jau, nežinau, bet iš to. Ir grįžtant prie to, ta prasme, tas mūsų visų tikslas turi būti tas pats, kuris yra Dievo žodį parašytas. Sako, kas yra amžinybė? Kas sako amžinasis gyvenimas? Tai pažinti Dievą ir siųsti į Jėzų Kristų. Tokiu būdu per tą santykį, per tą pažinimą, tai yra vienintelis kelias išlaikyti tikėjimą iki galo. Suprantat? Per santykį, per tą saugojimą santykio su šventąja dvasia. Ir čia aš ir pasuksiu dabar, aš sakau, nežinau, kiek toli nueisim, bet pažiūrėsim. Per tą saugojimą santykio, pasakykit garsiai santykio, nes krikščionybė tai nėra kažkokių apeigų ritualų, nors mes turime ir apeigų ir ritualų, su jais viskas labai gerai, bet ne jie mus išlaiko ir ne taip viskas statosi, jie tiesiog, kad būtų tvarka, mes turim kėdes, mes turim laiką, mes turim kažkokius ten, bet čia nesmė, čia tik priemonės, o esmė yra santykis, kuris turi būti auginamas diena iš dienos, iš jo malonės, per Dievo dvasios jėgą. Ir aš parodysiu pagrindinį dalyką, kaip viskas vyksta iš to. Ir pažindami, kuo daugiau mes jį pažįstam, kuo mūsų širdis tos arčiau ir aiškiau mato Dievo, to paprašiau tikėti, to paprašiau, to mes toliau nuo pavojaus. Suprantate, kai tu esi geram santykiai, gerai, tarkim,
vyrai žmonos, kurie va, vyrai žmonos, pakelkit, kas esat santokai, nu, būsit santokai, iš to, prie to, pasakykit man, kai jūs esat su žmona, nu, tarkim, Justas, ar ne, arba Virgė, ar ne, pavyzdžiui, kai tu esi su žmona geram santykiai, ar ne, kai jūs gražiai, kai jūs sutarėt, kai jūs branginat viens kitą dieną, tokia, va, būna tokių dienų, atrodo, wow. Ir ateina tuo metu, ateitų tave, žinai, pagundyti, žinai, va, kita moteris, arba ten, nu, ką nors, kokių nors durnų minčių apie žmoną ateitų, suprantate, ateitų. Tu sakytum, ką? Tavęs neįmanoma pajudint, eikit jūs, kur, žinai, neįmanoma. Kodėl tada, kad santykis stiprus, tu matai ją taip, kaip iš tikrųjų jinai yra. Jūs branginat, tai saugot ir velniui neįmanoma patekti į tą vietą. Iš to. Bet jeigu, ta prasme, vienaip ar kitaip, priešui pavyksta pakirsti tavo širdį, ta prasme, įžeidžiant. Iš to, žinot, vyrams labiausia ko santuokai reikia? Pagarbos. Labai gerai, kad žinai, dariau prieš santuoką. O, Dieve, padėk. Ir žinokit, įsivaizduok, Dievas žmonės, kai sukūrė, vyrus natūraliai sukūrė, kad jie moka gerbti natūraliai. Pavyzdžiui, matėt, vyrai apsisnukiuoja, ta prasme, apsimuša ir po to vėl normaliai eidavo bratka ir viskas ok, jie kažkaip vis tiek gerbiu. Žinai, ten atsimenu, kai dar gerdavo ten kažkas ir matydavau, žinai, nu ir aišku, ir aš kažkada gerdavau. Iš to, gerbiu man ir negerbiu, išgerkit, gerbiu kažkas tokio. Tuos vis ir gerbiu. Jeigu jie ir susimuša, jeigu jie ten ir užvažiuoja, ai, gerbiu, žinai, ten, gerbiu už tai, žinai, va, išstovėjai, gadovai atgal, jam gerbiu už tai. Ar girdėjai kada nors moteris atsistojusias dvies, gerbiu už tai, gerbiu už tai? Supranti, ne, nu gerbiu, kad gerai padarėjai kažką, aš jau čia paėmiau tokius ekstremalius dalykus, bet, nu, iš esmės, nu, mes negirdėjom, todėl, kad nėra tai padaryta, mes, moterys, sukurtas mylėk, nu, visiems meilė, tai reikalinga, ta agapė meilė, bet natūraliai moterys, jos, nu, moterims reikia meilės, vyrams reikia pagarbos, ar ne, ir čia, aišku, ne šeimų seminaras, bet iš to esam skirtingai padaryti ir Dievas mokina per tuos artimiausius santykius, ta prasme, saugot viens kitą ir tokiu būdu saugot šventosios dvasios. Ir čia prieinu prie to, buvimą mumyse, reiškia, buvimas mumyse šventosios dvasios ne nuo mūsų priklausys, visada bus, bet mūsų buvimas su šventąja dvasia priklauso jau nuo mūsų. Ir mes to perskaitysim keletą rašto vietų. Ir jeigu, sakau, toj pačioj šeimoj pavyksta priešui sumeluoti, ir jis yra įžeidžiamas, tarkim, Virgis, ar kažkokią nepagarbą, ar kažkokią, ta prasme, kontrolę, ar kažkokius pasakymus, ta prasme. Ir tada ateina priešas. Tu visiškai pažeidžiamas iš to. Ir jeigu ilgiau pasilieki savo kažkokiose nuoskaudose, kažkokiose tuose permastymuose, iš karto galiu pasakyti, tu neturi Dievo baimės, tu net neįsivaizduoji, ką velnias daro dabar. Ir nes jo tikslas, ir žiūrėkit, prieisim prie to, jo tikslas, velnio tikslas, kai tu atgimsti, nėra tave suskaudinti tik tai, iš tavęs ten atimti kažką, žinai, pinigus atimti, vaikus ten sužeisti, ten, žinai, ne tas, čia yra priemonės. Jis viską tą darys, kad tikslą pasiekti. O tikslas jo yra, kad sukietinti tavo širdį prieš patį Dievą, pakirsti tavo pasitikėjimą šventąja dvasia, pakirsti tavo santykį su pačiu Dievu. Jo tikslas yra toksai. Ir jūs turite atpažinti, ir aš visai ne per seniausiai toks labai aišku Dievas matymą man davė, jisai parodė, velnias visada naudos mano gyvenime pačius brangiausius ir artimiausius žmonės, kad mane pakirsti. Nes jeigu jam nepavyksta va taip tiesiai pas tave ateiti, jis naudos Robertą. Supranti, jis naudos kažkokią sesę, brolį, va čia bažnyčių, kuriuos tu brangini, kuriuos tu myli. Jis naudos, bet tikslas visą laiką vienas, vis tiek patek į tave, vis tiek tave pažeis iš to. Ir kai tu atpažįsti tą dalyką, tu meldiesi už savo vyrą arba savo žmoną arba savo vaikus visai ne taip, žinai. Tai Dieve palaimink dar ir vaikučius, tarp kitko, ir vyrą palaimink. Aleliuja, amen. Tai aš ubėgsiu. Kai tu pradedi matyti šituos dalykus,
Tavo malda bus, tu šliauši ant kelių, tu kovosi tikrą kovą už savo vyrą, už savo vaikus, tu ieškosi įžvalgos, kur skylės mano vyro gyvenime, arba mano žmonos gyvenime, arba mano vaikų gyvenime, kur turi stoti gepį tą tarpą, kad aš stočiau griaudama velnio darbą, suprantat, nes tu supras, priešas yra tik vienas, ne vyras, ne žmona ir ne vaikai, o kaip dažnai atrodo, ne bažnyčia. Ir velnias va taip budriai susuka viską, žinai, priešas yra vienas, jo vardas yra demonai, velnias, ta prasme, kuris atėjo naikinti, žudyti. Ir jis naudoja tai, kas brangu, naudoja tai, kas gali patekti iki mūsų širdies. Bet jeigu mes atpažįstam, sako, tas, kuris mumise stipriau už tą, kuris pasaulyje. Ne, not on my watch. Ir aš kaip mėgstu sakyti, in your face, atgal pasijung, suprantate, aš žinau, iš kur tai ateina. Ir taip aš žinau, mano vyras turi spragas, ir taip aš žinau, aš turiu spragas. Taip aš žinau, mano vaikai daro tam tikrus sprendimus, bet aš nesileisiu, aš žinau, kur saugot širdį, aš žinau, ką brangiausia turiu savo gyvenime. Ir kad ir kokią kainą, ir gali garsiai pasakyti, kad ir kokią kainą bebūtų. Bet nes kaina bus. Aš saugosiu savo santykį su šventąja dvasia. Jau priejau lygtis prie tos vietos, ką norėjau pasakyti iš to. Ir šitoj vietoj žiūrėkit, kai mes atgimstam, mumyse apsigyvena šventoji dvasia, mumyse yra apgyvendinama šventoji dvasia. Ir atsimenat, kaip tas pavyzdys Jono Evangelijų pagal Joną, kur tas alyvmedis, man jisai geriausiai iliustruoja tą visą vaizdą ir mes paskaitysim šiandien iš Jono, iš laiškų truputėlį, bet ir ten alyvmedį sako, jūs esat įsodinti kaip malonę. Jūs ten kaip šakelė priklijuota prie to alyvmedžio, malonė per tikėjimą, niekas to nepadarė nieko. Ir Dievo dvasia jumyse apsigyvena per tą malonę, per jo malonę, per jo norą gyventi tavy. Supranti? Ir tada jo buvimas tavyje, jo artumas nesikeičia. Jis taip arti, sako šventoji dvasia, tavy kaip šventykla apsigyveno, jinai taip arti, kaip oras, kaip tavy būtų kvėpsnis, niekur, jinai čia. Jinai čia ir jinai nepasitraukia, jinai su mumis. Ir dabar, bet dabar mes jame, kad pasilikti, mes sako, turim vykdyti jo įsakymus. Ir dabar čia nekalba apie Mozės įsakymą, ta prasme iš to. Tuos įsakymus, kurie įrašyti, sako, giliai širdį, kurio šventoji dvasia, kurioje yra visas žodis, ir taip mes čia skaitom, ir čia žinom žodis, ir čia patalpintas, ir protai duotas atnaujinčia knygoje. Iš to mūsų dabar, jeigu aš noriu pasilikti Dievo artume, ko kiekvieno troškimus turėtų būti, nes iš tikrųjų kasdien, kai atsibundi, tu nori vėl to pačio Dievo artumą. Ta vieną dieną pirmą, kai atgimiai ir išgyvenai Dievo artumą, jis kiekvieną dieną mes jo trokštam. Taip, mes ne jo neapseisim. Ir gaila, kad kitas iki krikščionis, kitas iki būna pragyvena va tokį, žinai, ir vadinasi, sausas sezonas, dry season. Koks čia yra dry season? Ir numiršta tam sausas sezonė. No! Mes taip sukurti, mums Dievo buvimo reikia, mums neužtenka girdėti apie Dievą, neužtenka pamokslus klausyti. Mes visi trokštam išgyventi vėl. Mes norim išgyventi. Mes norim būti arti ir tai yra dieviškas troškinimas mumise. Ir dabar sako, kad pasilikti arti va taip pastoviai yra sąlyga. Yra sąlyga. Reikės gyventi pagal jį, ne pagal save. Vykdyti jo įsakymus, ne savo. Ne tavo valia praeis, bet jo valia. Iš tikrųjų, nebevačiu, supratau. Iš to, ne tavo valia, ne tavo norai ir troškimai, ne tavo įsivaizdavimai, bet jo. Ir tu kaip klusnus vaikas tikėjimu, veikiant šventai dvasiai, tu ne vienas. Dievas įgalina visada, jeigu jisai paragina, jis įgalina. Jeigu jisai sako, atleisk jam, jis tau duoda jėgą, atleisk jam. Jeigu jis sako, naik ir pasakyk šitam, jis duoda jėgą pasakyti šitam. Bet tavo ir mano nuostata turėtų būti vykdyti tavo valią. Jėzus praėjo prieki mūsų ir jis rodė, sako, aš nieko nedarau, ką nematau tėvą darant, aš darau tai, ką tėvas daro. Jis Dievas buvo. Jis Dievas, jis galėjo sakyti ir aš galiu padaryti, ką nori, bet jisai parodė viską, jis nusižemino, sako, prieš tėvą, sako, tėvė, tu man sakyk, o aš darysiu. Ir jis parodė pavyzdį ir kai mes atgimstam, pozicija turi būti ta pati. Tu man sakyk, aš darysiu, čia yra nuostata širdies. Jeigu tu jos tokios neturi, šiandien šaukis Dievo, Dieve, pakeis man matymą.
Dar iki dabar vis viliuosi, tikiuosi, kad mano valia tokia gera, kad vis tiek jinai turėtų kažkaip įsigyvendinti iš to. Atleis Dieve, ne, duok man akis tikėti ir pasitikėti tavim, tavo valia yra tobula. Ir net jeigu tų dalykų, kur aš įsivaizduoju, nebus, reiškia, bus geriau. Bus ne taip, bet bus geriau, nes tu tobulas Dievas, tu netėjai manęs apvogti kažkaip. Iš to ar pražudyti, ne, tu gyvenimą tą apšiai, be jokių kažkokių po to surišimų kažkokių tai atėjai suteikti. Ir aš pasitikiu tavim ir tą nuostatą, sek šventoji dvasia tavim. Ir dabar, kai mes einam, nuostata šitą, ir kai mes einam, kada mes skaitom ir, pavyzdžiui, tu perskaitai, aha, ir tau iškyla kažkokį rašto eilutę, tu supranti, va dabar Dievas daro šitą kažką. O kai padėk man šventą dvasią. Ir ta visur nuostata tiesiog vykdyti, tiesiog daryti. Ir jeigu mes žinodami, kad reikėjo tą daryti, o padarom visai ką kitą, padarom, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nusidėjom. Kam nusidėjom? Dievui nusidėjom. Tai yra nuodėmė, kuri atskiria mus vėl nuo Dievo. Dievas yra, jis nepasitraukia, bet mes kaip tie sūnūs palaidūnai. Išeinam į pievas, ta prasme kažkur. Išeinam, o paskui verkiam, kad čia mus muša kažkas. Būk namuose. Tai nereiškia, kad bus visą laiką lengva. Bus ir sunkumų, bet tie kiti sunkumai kitur veda. Bet kai mes išeinam su tuo neklusnumu, darau, ką noriu, Dievo malonė ale pridengs, ne taip malonė veikia. Iš to mes išeinam į pavojingas vietas. Ir mūsų sumuša. Ir mes kažkurį periodą pragyvenam be artumo su šventąja dvasia ir mes tokiam pavojui. Žinot, kaip sūnaus palaidūno, ten istorija, skaitai, jo, jinai gerai baigėsi. Bet ne visi užrašyti pavyzdžiai gerai baigėsi. Jeigu žydams laišką skaitot, jie šiandien nespėsiu gal pasakyti, bet jie ne visi gerai baigėsi. Tikėjimo laivai dužo, mes matom savo kelionę, aš kiek neatsimenu dabar jau kiek Kristuje esu, bet aš mačiau sudužusius laivus ir jie tikrai sudužo. Tie žmonės, kurie šaukė Kristus tikrai iš viso, aš atsimenu, kažkada stovėjau, gal Dieve, tai kada melavo tas žmogus? Ar tada, kai jis taip nuoširdžiai skelbė Kristų nuo sakyklos, tai jis gal netikras buvo iš to? Ar dabar, kai jis sako, Dievo nėra, bet su visų įsitikinimu, su visų pykčio ant Dievo, bet tu taip su visų atrodo iš to? Ir Dievas atsakė, abu kartus. Jis nemeluoja, abu kartus iš to. Nes ta širdis, jinai nesunkiai nueina. Ir kai mes priešinamės Dievo dvasiai, jinai ragina kažką, jinai kalba kažką, mes darom vis tiek savo, mes pavojingai žaidžiam. Visų pirma, sakau, mes griaunam santykį, o be santykio su Dievo dvasia neįmanoma tikėjime išstovėti. Neįmanoma, nes tik iš santykio vaikai gimsta. Tikėjimas yra gyvas organizmas. Va taip pasakys, tikėjimas tai nėra, kad aš skaitysiu ir įsikalsiu savo į galvą, kad Dievas geras, žinai, ar ten kažką. Skaityti yra gerai, aš suprantu, šitas žodis, viskas yra tiesa. Tai reiškia, mano visa esybė turi susivienyti su šituo, padėk man šventoji dvasia. Ir tas augimas vyksta tik per santykį. Ir kada santykis yra griaunamas, tu esi pavojingoje vietoje. Ir kai sūnus palaidūnas išėjo, jisai, kai atsipeikiojo, ačiū Dievui, iš to tėvas laukia namuose, jis nebėgo iš paskos. Suprantat, jis stovėjo savo vietoj, sūnus turėjo grįžti namo. Jis turėjo atgailauti ir grįžti namo, jis suprasnau, kokius aš žaidimus žaidžiu. Čia ne jokai, čia ne kažkokia krikščionybė, ne kažkokia formas ar kažkas. Aš turiu grįžti jo valią. Ir tai nereiškia, kad tėvas nemyli, jis viską daro, jis, aš tikiu, siuntė ten angelus, kad tos kiaulės piktos būtų, kad tas šeimininkas kiaulių net valgyti jam neduotų, kažkas atsitiktų, žinot, kaip yra, ką nors. Bet jis stovėjo savo vietoje ir sako, sūnau, tu turi grįžti. Aš negaliu ateiti tarp tavo kiaulių ir tavo paleistuvų ir palaiminti ir pasakyti, kad viskas gerai. Negerai. Negerai, tu atidarai priešų duris, tu atidarai velnių duris plačiai ir jis nepasigailės, jis sunaikins tave. Ir Dievas veikia pagal taisyklės, kurias jis pas nustatė. Žmogaus turi laisvą valią iki gyvenimo pabaigos, tu gali Dievuse, gali įsižadėti ir apsisukti ir išeiti, tu gali kiekvieną minutę. Ir tėvas laukia namuose. Jis laukia, aš tikiu tikrai jis viską darė ten, bet jis laukia ir kai sūnus atsipeikė, jis grįžo. Tėvas be jokio priekaišto. Bet sūnus turėjo suprasti, aš negaliu žaisti daugiau šitų žaidimų krikščioniškų kažkokių. Ir mes kitais iki, kai žiūrim šiandien į bažnyčią, iš tikrųjų, bet ir gal neatsiprašau, visai nesiprašau, man širdis plyšta kitais iki. Dievą galvoju, mes nesiskiriam nuo pagonių. Skiriamės, šeimos skiriasi tiek pat, kiek gal dar daugiau, aš nežinau, kaip pagonių.
Išdavinėja viens kitą kaip pagonis, ta prasme, keikia, vagia, meluoja ir dar vadina, kad Dievas su jais. Taip pasakysiu, Dievas su jais, jie tiesą sako, bet jie ne su Dievu. Dievas yra dar su jais. Bet tu ne su juo, jau supranti, tu esi be galo pavojingoje vietoje. Ir mes turim atsistoti į tą vietą, Dieve, tas radikalus, vaikiškas pasitikėjimas, tas tikėjimas, vykdant tavo valią, kasdien, kaip jinai beatrodytų, yra nuostata širdies ir tada toks visiškas susiklausimas ir tikslas mano Dieve. Dabar ne dėl to, kad keisumą kažkokį dabar iš Dievo gaučiu, jis jau yra per Kristų Jėzų. Ne dėl to, kad Dievas mane labiau mylėtų. Jis jau pamilos, daugiau mylėti negali, jis viską jau padarė ant kryžiaus. Neįmanoma, kad malonės daugiau, kad jis visą atidavė, nepadauginsi nieko. Kaminėdi viskas teka. Žinai, dėl ko aš turiu Dievo baimę ir paklustu jam. Aš noriu būti prie jo širdies. Aš noriu jį pažinti. Ir jeigu aš sakau, kad noriu jį pažinti ir turėti tą santykį, aš turiu žaisti jo taisyklėm, ne savo. Ne savo. Aš žinau, kad iš esmės viskas keisis ir mano kūniškumui yra pabaiga. Pabaiga. Aš negaliu gyventi kūniško gyvenimo ir dvasinio gyvenimo vienu metu. Aš turiu nuspręsti. Ir tikslas mano, kodėl aš kryžiuoju kūną, kaip Paulius rašė, kodėl aš einu ant to kryžiaus, ne dėl to, kad Dievas mane labiau mylėtų, bet dėl to, kad aš galėčiau pasilikti jo meiliai. Nes Jono laiške, Evangelijoje sako, tas, kuris vykdo mano įsakymus, pasilieka mano meilė, reiškia pasilieka tam vynmedį, reiškia, kai tu vykdai tuos įsakymus, tu lieki jame, jis yra visada su tavim, jis neišeis dėl to, kad tu blogas. Jis stovės savo namuose, jis stovės toliau iš to, bet tu turi grįžti iš to. Ir matot, kas yra su nuodėme dar? Nuodėmė, sako, Biblija taip sako, ir saugokitės nuodėmės klastos. Nuodėmė pati nėra pats baisiausias dalykas, bet klasta, ta, pavyzdžiui, kaip vynas, ar ne, jinai nėra nuodėmė iš savęs, bet sako, kad tu išgeri vyną. Jis turi klastą, sako, jis įgelia galiausiai. Tavo akis pakrypsta, tu nesąmonės pradedi daryti, sprendimus durnus, ta prasme ir taip toliau, žinai, iš to. Lygiai su nuodėmė, ne nuodėmė esmė, bet ką jinai padaro su tavo širdim. Esmė ne nuodėmė, nesmė ta, kad tu melavai, oi melagis, ta prasme iš to. Didelė daktė, visi čia melagiai tokie. Iš to be Dievo malonės, bet ką melas, ką paleidimas, to padaro su tavo širdim prieš Dievą. Bet čia esmė. Reikia žiūrėkite į esmę. Ir aš nenoriu užkėtinti savo širdies prieš Dievą. Aš esu pakankamai protingas žmogus ir aš nežaisiu iš tų žaidimų. Ir žinau, kad šitas nelengvas kelias, bet Dievo dvasia visada su manim, kai iš Dievo žodį vykdau, ne vis laikai galina mane judėti. Stebuklai vyksta ten visada. Visada ten neįmanomi dalykai. Ten atleidi žmonėms, kuriems neįmanoma atleisti. Tu padarai to, ko neįmanoma, tu susikiškau, neįmanoma buvo, bet įmanoma šventai dvasiai, tau susitarus, kai tu vykdai jo valią, o ne žaidi žaidimus, kad jie tau patogus. Kūnas turi išmokti priprast, jis turi matyti padarytą tavo sprendimą Dieve, bet kokią kainą. Kaip ten santykios atrodys ar kažkas, bet kokią kainą. Viena sesė iš kažkurio mano pamokslo pasėmė ir kai jam pakartojo, tada aš pasėmiau. Pasirodo, aš taip sakiau, jinai labai pasigavo ir jinai man kai liudijo savo liudijimą, kuris ją pravedė, jinai dabar on fire, dabar dega visai, jinai buvo visiškai užgesus. Aš iš tikrųjų žiūrėjau, aš galvoju, kada jinai visiškai užtrenks duris paskutinį kartą. Ir jinai išgirdo tiesiog pamokslant ir ta prasme apie kūniškumą ir aš taip sakiau, kad į būdą, kūną, į būdą, ar ne, ar tas yra, į būdą. Ir jinai man kaip pasakė, čia labai tiesiog, į būdą, koks skirtumas, ko tu nori, nejiesi, į būdą. Kodėl? Nes aš nusprendžiau, ką daryti, supranti? Ir to kūniškumą aš daugiau netenkinsiu, aš eisiu Dievo dvasia, Dievo jėga. Ir toj perskaitysim dar tik porą rašto vietų pabaigoje, iš kurio aš čia dabar kalbu. Viena iš pavyzdžių. Aš kažkada vienam pamoksle keliuose esu pasakius tą pavyzdį, bet dėl tų, kurie gal negirdėjot, pakartosiu, kaip ką nuodėmė padaro su mūsų širdim. Man vieną kartą gyvenime, aš buvau atgimus nesenai, gal kokie 3, jau čia Anglijoje gyvenu, bet gal kokie 2 ar 3 metai, gal 2 buvo, tik iš vis nauja pradžia buvo. Ir aš nuo pat pirmų dienų intuityviai, kai aš atgimiau, nes aš man nepamokslavo niekas, aš iš Biblijos nebuvau perskaičius, aš namuose atgimiau, namuose Dievas mane sutiko. Ir aš intuityviai supratau, kad man reikia dabar daryti, ką girdėsiu, nes aš pradėjau
ne balsą girdėti, čia nėra, kai balsus girdite, tai eikit išlaisvinimą. Kai girdit balsą, neįsivaizduokit. Dabar žinai, čia apsėdimai būna, ta prasme, čia demoniški dalykai. Bet kai kalbu balsą, tai tas giliai, va čia va viduj, mintis, kur tu žinai, ne tavo. Nu, nesu tu toks protingas, kad taip sakalot, net minčių, net žodžių derinys truputį kitoks, ta prasme, nedzūkiškas. Nedaugiškas, ta prasme, dar kažkoks. Ne taip. Ir aš žinojau, čia Dievas. Nes aš naktį, kad gimiau, aš pradėjau tas vidinį tą balsą girdėti. Ir aš intuityviai supratau, tiesiog reikia daryti, kaip aš girdėsiu. Ir aš atsimenu ten, iš karto tas balsas, iš to, susiras Bibliją, nes aš neturėjau iš to. Ir aš tada, reikia kur čia, nueisi į biblioteką, nenusipirti, nepaimsi. Iš to, radau kažkur Naują Testamentą, tada tas pats balsas, paim popieriaus lapą, rašyk, aš viską dariau, ką aš tikėjau, ir Dievas dabar mane ragina. Aš nebuvau, manęs nieks nepamokslavo, manęs nieks nemokė, bet manim buvo tiesos dvasia ir aš tą principą pagavau nuo pradžių. Ir aš pasiėmiau tą popieriaus lapą, pradėjau rašyti, pas to eilės pradėjau rašyti. Aš turiu eilę neparašydavau, čia ne aš. Iš to, o paskui, kai perskaičiau, turiu visą tą knygutę dar, iš to, kai pradėjau skaityti Bibliją, aš taigi visą Evangeliją užsirašiau. Aš nežinau, kad čia Biblija parašyta, man tam to eilėse, dabar Dievas sudėjo, kad matyčiau be Biblijos, kol ją rasiu. Kas įvyko su manim tą naktį ir taip toliau. Ir čia Dievas, kai tu juos sėki, jis daro stebuklus. Tam prasme, antgamtinis gyvenimas, ne gamtinis, ne šitas kažkoks va toks, ale krikščioniškas. Ten antgamtinis, bet sąlyga yra sekai ant vandens. Sekai veda. Kai atsimenu pirmą kartą ir išgirdau, aš meldžiausi pastorių, kad Dievas siūstų, kas pamokslautų. Aš tikrai nesitikėjau, kad Dievas man prabilstų daryk. Jeigu būčiau žinojęs, būčiau nesimeldus taip. Iš to. Bet aš išgirdau. Ir aš vos nepalpau tam suodė, aš sakau, tu juokauji, Dieve, aš bijau žmonių, aš bijau scenos, aš bijau mikrofoną, šitiek daug akių ir visi mato dabar mane ir visi sprendžia apie mane, o didžiausia baimė man žmonių nuomonė, ta prasme, kad tu juokauji, Dieve, čia tikrai ne aš, gal kas stovėjo kartu šalia, ta prasme, iš to. Bet jis pasakė, ir taip aš turiu pasirinkimą, bet aš noriu būti jo buvime. Ar man buvo labai baisu? Aš pirmus kartus, brangiai, kai išeidavau prieš tos sakyklas, aš nejausdavau kojų maždaug nuo kelienų ir ten nebuvo šventoji dvasia. Aš tai bijojau, man viduris paleisdavo, aš pas mus šlovintoje tokia labai nuostabi būdavo, vesdavo. Ir dar vieną Dievą, mes taip šlovindavom, mūsų šlovinimas toks ilgas būdavo, nes aš jau dabar eit, o tai žinau, kaip į egzaminą, kiekvieną kartą kaip į egzaminą, irgi dar vieną, nu va. Jau to atsistoja, žinai, dar vieną. Aš tai bijodavau. Tai koks skirtumas, kad tu bijai? Bet jeigu tu sakai, kad Dievo tau reikia, kad tu nori pasilikti artume, yra sąlyga jo taisyklėm. Jeigu jis pasakė, taip tai ir bus taip. Atsimenu, kažkada į ambasadą pirmą kartą, kai reikėjo. O Dieve, dar iki dabar atsimenu, dabar baisu asidaro. Į ambasadą, kai reikėjo pirmą kartą važiuoti. Aš taip realiai norėjau numirti. Aš galvoju, jeigu dabar mane ištiktų koks mirties reikalas, aš apie Dieve kažkaip pasirūpinsiu tais vaikais, nes man tai buvo baisu. Tai baisu, aš atsimenu, pasiimu tą dienotvarkę ir ten prezidentas tas, ten kunigas anas, ten ambasadorius tas, pastorė Vilma Ditkevičiūtė, aš pati dar viena moteris ir dar visų tokių. Aš atsimenu, bet aš žinau, kad aš turiu eiti, kaip aš žinau, šventoji dvasia liudijo. Ir aš ėjau. Ir aš nuėjau. Ir aš atsistojau ir galvoju, Dieve, jeigu juoksis, tegul juokiasi. Jeigu spjaudys, tegul spjaudo. Einu tik dėl tavęs. Gyvenime šiandien nestovėčiau, gyvenime šiandien nebūčiau ir tu žinai, Dieve. Ir vėl tu mane įkišai kažkur supranti iš to. Bet kodėl tu darai, ką darai? Pas motyvas lemia. Aš santykio trokščiu, man niekas nepakeis. Man niekas nepakeis jo artumo, man nieks ir tau niekas nepakeis, niekas. Ir mes galim šokti tos krikščioniškus šokius ir dainuoti krikščioniškas dainelės ir atrodyti iš išorės kaip krikščionis, bet iš esmės neturintys Dievo jėgos ir nieko neturintys. Čia ne tai. Krikščionybė yra giliau, jinai santykiai, jinai klusnume, jinai pasidavime, jinai tikėjime vaikiškam. Ir aš pamenu, aš tą paskutinę berods kalbėjau iš to ir aš sustojau
Tada visi mūsiškiai labai jaudinosi, nes jau aš kai atsistojau, tai visai jau nieko nejaučiau, kai nėra manęs, aš matyti tiek išsibijojau, kad jau man nebuvo ką bijoti, bet visi liūdėjo, sako, štai mane atvidurius paleido, o gal viską Dievas perkėlė baimę ant visų, jūs dabar jau melskitės už mane, kad aš tą išlikčiau ir taip toliau. Bet po to, tai buvo trumpas pasisakymas iš to, bet Dievo buvimas, brangiai, žino, kitaip tada pripildė visą salę. Aš mačiau musę atrodo, skrendančią buvo girdėti, visų akys buvo kaip įstrigę. Aš pati irgi nejaučiau, kad dariau, bet visų, nesvarbu, tai buvo prezidentas, ar tai buvo kunigas, ar tai būtų kas bebūtų iš to. Visi lygiai taip pačiai stovėjo. Ir galiausiai paskui vienas po kito, ten kur ta jūsų bažnyčia, ta prasme, tai kaip čia viskas yra, žinai, labai daug žmonių priėjo ir liudijo Dievo prisilietimą, kurio jie nesuprato, kas tas yra. Bet tai buvo Dievo prisilietimas. Va ten iš to. Ir ką Dievas norėjo tą padarė. Bet mano tikslas nebuvo, kad ten žmonės priliesti būtų. Mano tikslas buvo, aš tik noriu pasilikti tavį. Ir jeigu tu sakai man eiti, aš eisiu. O toks gyvenimas krikščioniškas yra. Ir kai žiūrim apaštalų darbus, ten niekas nesidylino, nesiderino. Tai žinai, tai aš kitą dieną nueisiu. Tai žinai, aš jau žmoną vedžiau, žinai, dabar biškai jau medaus tas mėnesis užsitęsęs, ten dar kažkas supranti, ten niekas net nedylino. Kai skaitot, niekas taip nedylino, reikia, padarysiu, sakai Dieve, einu, ten einu, taip turėjau planų, bet einu, taip man nepatogu ir kainuoja, bet einu. Tai ir mes matom stebuklus, nes tik taip jie vyksta, tik taip tu jo artume pasilieki. Ir čia meilė jinai auga be ribų, stebuklai čia, be ribų, guys, čia be ribų. Ar baisu? Aišku baisu. Ar sunku? Neįmanoma. Dažnai neįmanomas to. Vėl kaip jaunamas tas, toli tai negaliu nueiti, kaip jaunamas tas, žinai, avinėlis, Jėzau Kristuje, aš pažiūrėjau. Ar taip. Ir kas? Biški pabus sunkiau, bet gyvenimo padaugės. Ten kažką vėl nupjaus Dievas ir vėl paliūdi savo jėgas. Ir gyvenimas su šventąja dvasia yra amazing. Jeigu tau krikščioniškas gyvenimas yra nuobodus, tai jo negyveni. Tu jo negyveni, nes gyvenimas su Dievu yra toks įdomus. Nelengvas, bet jis toks įdomus ir jisai tu kiekvieną kartą gali liudyti, Dievas dar ir toks, ir anoks. Savrasme, jis augantis, ta ugnis auganti, tai yra Dievo valia. Ir neleiskit velniui meluoti. Ir tie tokios mažos laputaitės, žinai, taigi nuodėmė kas? Visa, ką darom ne pagal įstikinimą ir yra nuodėmė. Tai nėra čia nuo tų įsakymų. Jeigu Dievas sako, eik ir nupirk žmonai gėlių, tai eik pirk žmonai gėlių. Jeigu sako, pagamink šiandien pietus tu, tai pagamink šiandien pietus tu ir gali sakyti, čiagi ne kokia evangelizacija, supranti, į Afriką važiuoti, tai ten tai pakluščiau, supranti, va čia tai Dievo vedimas, va čia tai bent, ta prasme iš to. Ne, va toks Dievo vedimas, smulkmenose, detalėse, bažnyčiai, sako, tarpe mūsų, paklus, duok jam 20 svarų, paskambink jam, atleisk jam, pasakyk jam šitą, nusiųsk šitą žinutę, o taip Dievas veikia. Ir taip meilė dauginasi, tokiu būdu tu pasilieki arti jo. Ir taip, dar turėjau pasakyti, pamiršau, pasakysiu, parodysiu tą vaizdą, kaip ta nuodėmė padaro su žmogum. Vieną kartą gyvenime man tik tai tada tokį, žinai, kaip būtų davė Dievas pajausti visais jausmais, net fiziniais. Ir aš iki dabar nešu tą. Aš dabar supratau, kodėl jisai parodė, žinai, iš to. Ir ten ta banano istorija, kažkas girdėjot, ar ne, senai. Bet čia yra pats principas viso to klusnumo Dievui dvasiai. Va čia yra principas nuodėmės iš to ir ką nuodėmė padaro. Aš pamenu, bėgau greitai į darbą, vėlavau, kaip visada. Iš to, nuvedžiau dabar jau ne. Iš to, bet, aš visą laiką kažkaip pasiskaičiuodavau, taip, kad aš spėsiu, aš viską spėsiu dar, žinot, greitai susisuksiu, viskas Dievo malonės, supuls traukiniai į vietą, žinai, viskas, problemų nebus. Ir bėgu čia greitai darbą, bananą valgau greitai, ta prasme, vėluodama, žinai, ir paskui jau suvalgiau, nešu tą žemę, nėra jokių tų binsų, tų šiukšliadėžių. Iš to ir tai nešu. Ai, galvoju, prisistatote, kad aš šiukšliadėžės, numečiau ant žemės, ta prasme, numečiau taip ant žemės, ir einu toliau, žinai, skubu, ir iš karto taip girdžiu, aiškiai, apsisuk ir paimk tą žievę.
Dieve, galvoju, juokauju, tu nematai laiko. Aš skubu, aš vėluoju, supranti, čia žievė, taigi nesupos, nu, taigi čia nėra, kad plastikas, iš to, čia organiškas viskas ateis, buvo verytės ir suvalgys, jeigu ką, supranti, nu, taigi pasiteisime viskas šitą. Ir varau toliau, žinai, varau. Ir tas pats balsas, apsisuk ir paimk. Ir žiūrėkit vieną, bet čia vieną kartą gyvenime man tik tai buvo parodo, bet aš žinau, kad visada taip vyksta. Su kiekvienu žingsniu toliau nuo to banano žievės. Aš jutau visą savo esybę, kaip mano širdis kietėja. Kietėja, taip atrodo, kaip kokio cemento būtų įmesta ir taip, jinai. Ir žinot, kas jis, džiaugsmas ir ramybė pradėjo trauktis nuo manęs. Vatika jau pilna džiaugsmo, pasimeldu, žinai, pilna ramybės, pilna Dievo dvasios. Ir su kiekvienu mano žingsniu toliau jaučiu džiaugsmas ir ramybė. Kaip kas kokį kranelį būtų atidarę. Ir toks blogumas užėjo. Čia dar aš einu. Čia aš negaliu tik liūdnai, tą galiu parodyti. Aš viskas einu. Ir tai viskas vyksta staiga. Ir taip jaučiu, kaip kietėta širdis. Tai ir toks bloga pasidarė. Tai bloga pasidarė, supranti. Ir aš taip įsigandau. Ir sakau, nu, Dieve, atleisk man. Ir aš tik pasakiau, atleisk man ir apsisukau. Ir iš karto grįžo džiaugsmas, iš karto grįžo ramybė. Ir kuo arčiau pradėjau artėti prie to žievės, kad jūs būtumėt matę, kokias džiaugsmo priepolis mane ištiko ten gatvėje su ta žieve, banano, su kokiu džiaugsmu. Ir kokią kantrybę nešiau iki sekančio to šiukšliadėžės, ta prasme, kad jūs žinotumėte, kokia aš pergalinga jaučiausi, ta prasme, iš to. Bet visam gyvenimu įrašiau pamoką. O tai vyksta su nuodėme. Mes tik nejaučiam. Ir žinot, kaip Biblija sako, žmonės, kadangi atlygis už nuodėmę neteina iš karto, žmonės įsidrasina daryti piktą. Saulius, jisai jau nebuvo karalius Dievo akyse, kai jis dar karaliavo fiziškai žemėje. Jis jau buvo atmestas Dievo. Jos širdis buvo senai užkietinta, viskas. Iš išorės dar jis atrodė karalius. Žmonės jį vadino karalium, bet ne Dievo akyse. Ten jau buvo Dovydas, ir nieks nematė. Jūs suprantat, neįsidrasinkim žaisti, nežaiskim žaidimų, kai reikia atleisti. Atleiskim, kai reikia melsim, kai reikia į maldą važiuokit į maldą, nepleiskit šventųjų susirinkimų, prisijunkit, tarnaukit, darykit viską, ką tikit. Dievo dvasia jūs ragina daryti ir jūs išstovėsit iki galo. Stebuklai ir ženklai ten lydės. Dievo artumas jums garantuotas, jūs liksit jame non-stop, bet kada. Ir, pavyzdžiui, man iki šiandien, aš, matau, nuodėmė kitas iki tokia klastinga, žinai, ir net nepastebėjai, kad kitas iki pasigavai kokią mintį, jau pagalvojai ten apie kažką nešvariai, ten kažką nuteisė ir taip toliau, nei nepajutė. Bet ant ko aš jaučiu? Man čia pasidaro sunku, žinai, neramybė tokia, kažkoks džiaugsmas Dievo. Ir aš iš karto stabdau, aš nebežaidžiu. Stop, kur praleidau. Ok, šventoji dvasia parodyk, ką padariau. Ir greitai parodo, pavyzdžiui, visai ne per seniausiai ten, čia prieš visus tos encounterius šeimų, čia visą laiką tai būna. Jaučiu taip vėl toksai kažkoks neramumas širdį, ta prasme, negerai, kažkaip vėl, gyvenimo nėra, kažkaip atrodo, kaip užsiblokavo man. Ok, galvoju, Dieve, kas yra? Ir taip Dievas iš karto, nes kai klausis, visą laiką parodys, iš karto rodo, o ką paskutiniu metu, koks tavo požiūris paskutiniu metu į tavo vyrą? Nu, galvoju, nekoks, nes ten jis tą nepadarė, žinot, kaip būtų, ten dedasi, nejauti iš to, nu, taigi nepyksti, ten nereikia, ten nedarai kažkokių ten atgal dalykų, ten nekeršiai ar kažkaip, bet tiesiog, žinai, kaip mintelė. Bet aš jau paprašiau, bet jis nepadarė, jis visai ką kitą darė. O, tai reiškia, aš jam nesvarbi, reiškia, jam visai net nerūpi. Iškia mano poreikiai, tai jeigu jis mane mylėtų, o sako dar, kad mylė, suprantate? Nu, čia garsiai iš to. Bet tu nejauti, kai visi šitie parazitai pradeda lysti, nes matot, kad mintis atėjo dar nereiškia, kad nuodėmė. Velnias laido strėles, jis laidys iki gyvenimo pabaigos. Bet kai mes pasiimam jau tą mintį ir prasukam ją ir dar kartą prasukam, jinai tampa mūsų, jau tada tampa nuodėmė mums. Iš to, kai jau mes pradedam patikėti, bet matai koksai jisai, mes pradedam teis giliai širdį ir mes galvom, kad Dievo dvasia čia tekės. Ne, užsiblokuoja viskas. Užsiblokuoja ir tada
Ir tada aš turėjau išpažinti, aš turėjau pripažinti, aš turėjau atsiprašyti ir turėjau aš grįžti į vietą, kur aš nupuoliau. Nelaukiant, žinai, tu taip sėdi ir laukiant, kada jis pasikeis. Dieve, pakeisk jį, Dieve, tai ko tu nekeiti jo? Nu, arba jos, nu čia kaip jau, čia nesvarbu lytis iš to, supranti? Ir kuo daugiau meldies, to labiau nesikeičia. Buvėta, čia jau ženklas, kad reikia grįžti į savo santykį su šventąja dvasia ir paklausti, o ką tu Dieve man sakai? Va dabar, va gerbt, va dabar, eikit ir įdėk maisto į lėkštę, įdėk ir pasakyk jam, kad jisai geras, kad jisai gerus dalykus daro. Aš nenoriu taip daryti, nieks ir neklausia, ar tu nori ar nenori. Tu sakai, vykdysi mano valią. Tu sakai, tu nori mano artumo, nu tai yra sąlyga. Taigi ne apie tave čia, ne apie tavo jausmus ir norus, čia apie mane. Ir aš sakau taip. Tai ką tu? Nu tai ką aš, nu štai aš tada einu. Ir supranti, ir tu perlauži ir vėl tas kūnas į būdą. Su vienu tikslu. Viešpatie, noriu pasilikti tavo artume, bet kokią kainą. Ir čia yra kaina. Ir tu eini ir tau iš tikrųjų jausmas norisi trenkti nosį. O dvasia sako, palaimink. Ir tu turi pasirinkimą. Ir čia ta kova tokia, žinot apie ją, kokia bjaurybė, atrodo, bet tik tai vieną minutę, kai tu nusprendi, eisi tavo keliu. Grįžta ramybė, ateina jėga, padarai neįmanomus reiškinius, neįmanomus, visiškai neįmanomus ir stovi ir galvoju viešpatį. O taip šeimos susilaiko, o taip santykiai auga, tik taip. Tu skaityk visas knygas žemėje šioj, apie sėkmingą santuoką. Ir tikslas net neturi būti sėkminga santuoka, tikslas turi būti išlaikytas tikėjimas iki galo, santykis su šventąja dvasia, artumas bet kokią kainą, o iš to bus viskas, ko reikia, kiek reikia, kaip reikia, ten Dievas veikia. Kai tu jam leidai veikti, jis veikia. O kai jis veikia, visi žino, kad jis veikia. Ir tu žinai, į to pasiekoji tikėjimas auga. Vėl užsipumpuoji. Ir vėl išeini kaip galijotas, toksai didelis, žinai, iš to. Aišku, po kito dieną vėl toks mažas ir vėl Dievą padėk. Bet vėl praėjo ir vėl toksai, jas, mano Dievas, kažkas, tu, man atrodo, atsiuntė į tą Peterboro čatą. Ateini kaip tas katinukas, Dieve, padėk, manęs. O Dievas tik tai sako, daryk, ką reikia, žinai. Ir išeini liūtas, o ką? Mano Dievas yra karalius, pabandyk palies mane. Bet eina iš jo. Eina per jį ir pagal jo taisyklės, ne mūsų. Nu ir pabaigsiu perskaitydama keletą rašto vietų, kad pamatytumėte, čia ne aš sugalvojau, bet čia yra Dievo žodį parašyta. Tapė alyvmedį, sakiau, alyvmedį. Pas mane kieme alyvmedžiai. Paskaitykit patys, bet aš paskaitysiu apie tą, ką dabar kalbėjau. Jonas iš tikrųjų labai aiškiai apie tai kalba. Ir aš keletą rašto vietų tiesiog perskaitysiu. 1 Jono 1 skyriui nuo 6 iki 10 eilučių taip sako. Aprūko langai labai jau, labai čia pas jūs karšta. Čia kaip pirtys, man tai mano taip žandai įkaitė, aš kaip matai, užsidė ir aprūksta. Jo. Sako, jei sakome, kad bendraujame su juo, o vaikščiojame tamsoje, meluojame ir nevykdome tiesos. Amen? O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais. Ir jo sūnaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. O tą, ką ir kalbėjau. Sako, nu nesakyk, kad tu, oi, kaip aš su Dievu arti ir nekenčiu, va, ten savo vyro, atrodo, užsmauksi ten kažką. Tai nemeluok savo, grįžk atgal į susitaikymą. Ir sako, ten Dievas ir atleis. Ir atleis ir už tavo teismus, ir už tavo piktus žodžius, ir visa kita. Bet eik jo keliai, sako. Ir jei sakome, kad neturime nuodėmės, klaidiname patys save ir nėra mumise tiesos. Jei išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad atleisti mums nuodėmės ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome jį melagių ir nėra mumise jo žodžio. 2 skyriui nuo 1 iki 6 dar paskaitom. Sako, mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtume. O jei kuris nusidėtų, tai mes turim užtarėję pas tėvą teisų Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Iš to mes patiriame, kad jį pažįstame. Garsiai paskaitom. Iš to mes patiriam, kad jį pažįstame, jei laikomės jo įsakymų. Kas sako, aš jį pažįstu, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tame ir
iš tiesų Dievo meilė tobula tapo. Iš to ir pažįstame. Iš to, garsiai pasakom, iš to ir pažįstame, jog jame esame. O čia sakom, mes nekeliam klausimą, ar jis mumise, bet va iš to pažįstam, ar aš esu jame. Tik iš to, jeigu vykdau jo įsakymus, pasidėku jo meiliai. Jo, suprantat, iš to žinau, šiandien esu jame, vakar nebuvau jame, oh my gosh. Aš iš tikrųjų tą dieną, kur pabuvot be jo, ne jame, vis tiek išbarstėt, mes tiek išbarstom, man pavyzdžiui, man pikta, aš nenoriu apsivokti, aš žinau, kad velnias tikrai nepagailės, jis tikrai apvoks. Ir pavyzdžiui, aš labiau užsispyrus. Aš galvoju, Dieve, čia tik tu mane galėjai taip suvaldyti. Ir pavyzdžiui, man būdavo, žinau, kad turiu dabar atsiprašyti, net neatleisti, atsiprašyti. Negaliu. Stoviu, man net, pasakyk, atsiprašau, man net liežuvis prisiklijuodavo. Aš tikrai nemeluoju, aš tiek pasipūtimo, tiek užsispyrimo ir iš tikrųjų supratau paskui baimės daugiau, nes aš galvoju, jeigu aš dabar čia atsiprašysiu, pagalvos, kad aš silpna ir šoks man ant galvos, taigi pastovėti reikia už save, nu ką čia, žinai, būsiu stipri, taip aš, žinai. Ir aš atsimenu tas dienas, kai būdavo dieną, 2, savaitę būdavo, supranti, kažkokio, kiek mane apvogdavo, kiek mūsų vaikus apvogdavo. Jau nekalbam apie tą tikrai, kiek pažeidžia santykį tarp tavęs ir Dievo, kas yra esmė. Bet ir tai, kiek žalos padaro žudikas. Iš to. Ir sako, kas sako, esąs jame, tas turi pats taip elgtis, kaip ir jis elgėsi. Tai ką ir kalbėjom, jis visas buvo atsidavęs Dievo vedimui, jo vedimui, tėvo vedimui, sako, darau tai, ką jis man sako, ne ką aš sugalvosiu. Ir dar paskutinė. Gal aš to neskaitysiu, nes visai kitas pamokslas prasidės. Jo, nes aš sakau, čia keli pamokslai, iki ryto iš čia laikyti. Ten kita būtų vieta, 1 Jono 2 skyriui 15-17, ir nebylėkit pasaulio ir kas yra pasaulis šitam. Ir čia būtų, gal tai pabaigsiu, čia nesakysiu kitą pamokslą, bet bus gera pabaiga čia visai. Meskit lauk iš savo galvos visas nesąmonės, visą madą ir visą pasaulio sistemą, kuri pastoviai meluoja, kas yra laimė ir kas yra gyvenimas. Nes šitoj vietoje, kai žmonės Dievo blogą pradeda vadinti geru, o čia jau didelis pavojus. Ieva, kaip pavadino Edeno sode, blogį tą gėrio, tada jinai ir pradėjo valgyti dalykus. Ir šiandien, ką pasaulis žada, siūlo, ir tau čia visa pramogos, mados, laimė, tik tai daugiau visko, daugiau blizgėk, daugiau pinigų, daugiau darbų, daugiau dar kažko ir bus viskas gerai. Plys, meskit iš galvos kiek įmanoma greičiau, nes tai yra taip naudinga, tai nes ne iš pasaulio ir mūsų sistema visai tuo nesiremia, visai, radikaliai eina priešingai, iš tikrųjų radikaliai. Ir iš tikrųjų būk drąsus pripažinti savo, žinai, jeigu kažkur įsileidi kažkokią ne tą mintį. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.